Plačių kojų pozicijoje įkvėpimu rankos į viršų, iškvėpimu pasilenkiu prie dešinės kojos. Tai įkvėpimu į viršų, iškvėpimu prie kairės kojos. Taip kartoju praktiką, judant su savo lėtu kvėpavimu. Kiekvienu įkvėpimu pripildau kūną meilės energijos, iškvėpimu paleidžiu visas nereikalingas emocijas. Įkvėpimu ištempiu nugarą ir stuburą, iškvėpimu paleidžiu visą, kas mums nereikalinga. Ir įkvėpiu giliai, iškvėpimu pasilenkiu prie dešinės kojos ir čia sustoju. Lėtai kvėpuoju, liekuosi ant delnų, bet jeigu nejaučiu tempimo, pagilinu poziciją, pasilenkiant giliau, galbūt nusileidžiant ant alkūnių. Kaklą stengiuosi atpalaiduoti, galvą atpalaiduoju, per daug neįtempiu. Giliu įkvėpimu lėtai pakylu, rankas ištempiu, iškvėpimu pasilenkiu prie kairės kojos. Einu į savo malonę tempimo poziciją ir susitelkiu tik į kvėpavimą. Jeigu ateina nereikalingos mintys, pagilinu poziciją, kad jausčiau truputį skausmo. Toks sąmoningas skausmas mums padeda susitelkti į šį dabarties momentą ir atsiriboti nuo nereikalingų minčių apie ateitį arba praeitį. Tada įkvėpimu išsitempiu, iškvėpimu pasilenkiu į centrą. Ištempiu kulnis nuo savęs, kojų pirštai į save. Stengiuosi kelių nelenkti, juos patiesinu. Giliai kvėpuoju. Gali čia būti ant delnų. Jeigu norisi daugiau tempimo, būna ant alkūnių. Įkvepiu energiją. Iškvėpimu atpalaiduoju raumenis, kuriuos jaučiu tempimą. Čia vėlgi, jeigu norisi, galima net nusileisti ant krūtinės arba ištiesti rankas, padėti kaktą ant kilimėlių ar ant grindų. Dar patempiu kojų pirštus į save ir įkvėpimu lėtai pakylu. Iškvėpimu atpalaiduoju poziciją, einu į drugelių poziciją ir paplasnosime drugelių sparnais, įkvėpimu kelią į viršų, iškvėpimu žemyn. Atpalaiduoju klubus, paleidžiu visą nereikalingą įtampą iš klubų. Pasilieku drugelių pozicijoje keliais žemyn. Čia jeigu per daug tempia, gali delnai būti už nugaros, jeigu ne, tada pasilieku rankas padėjus į priekį. Susirandu savo malonę poziciją, tada visiškai nejudu ir lėtai kvėpuoju. Juda tik mūsų kvėpavimas. Jeigu norisi, galiu eiti į gilesnę poziciją, galbūt kaktą padėti ant kilimėlių. Ir visiškai nejudu. Susitelkiu į kvėpavimą, į jo tėkmę. Įkvėpimu lėtai pakylu. Einu į sulenktų kojų laivelių poziciją. Rankos lygiagrečiai su grindimis. Sujungiu delnus kartu ir pasisuksime į dešinę pusę. Kojas ištiesiu į kairę pusę. Įkvėpimu sugrįžtu į centrą, iškvėpimu į kairę pusę. Rankos, kojus į dešinę. Ir taip kartoju. Čia mes ne tik stipriname pilvo raumenis, bet ir lankstiname stuburą, stipriname kojas ir rankas. Nustoju pozicijos centre ir apsikabinu savo šlaunis. Dirbame su savo pusiausvyra. Kojas galime laikyti sulenktas, bet jeigu leidžia lankstumas, jas galime ir ištiesti. Ramus, lėtas kvėpavimas. Iškvėpimu lėtai nuleidžiu pėdas ant kilimėlio, atsigulsime ant pilvo ir pasiruošime
kobrus pozicijai. Tai kojus kartu, delnai šalia krūtinės šonų, žemiau pečių, smakras ant kilimėlių, įkvėpimu lėtai pakylu į sulenktų rankų kobrus poziciją, žiūriu tiesiai ir čia liekuosi. Ir jeigu turime labai lanksčią nugarą ir neturime jokių nugaros problemų, tada tik tais tiesinu rankas, įkvepiu dar giliai ir iškvėpimu lėtai nusileidžiu. Padedu alkūnes ant kilimėlių, sfinkso pozicija, žiūriu tiesiai, įkvepiu giliai, iškvepiu lėtai. Sulenkiu dešinę koją ir dabar suimsime su dešinė ranka už kojus. Pasirenku savo malonę tempimų poziciją, jeigu leidžia lankstumas, tada kulnis į sėdmenį arba kulniai dar patempiu link kilimėlių, link grindų, jeigu turime lanksčius kelius. Jeigu ne, liekuosi pradinėje pozicijoje, žvilgsnis tiesiai, krūtinė atverta. Tada iškvėpimu lėtai atpalaiduoju, sulenkiu kairę koją, suimu su kairę ranką, žvilgsnis tiesiai, pečiai atgal, krūtinė į priekį atverta. Jeigu norisi, pagilinu poziciją, sulenkiant keliai daugiau. Giliai kvėpuoju. Giliai įkvepiu ir lėtai iškvepiu. Giliai įkvepiu. Iškvėpimu atpalaiduoju koją, nuleidžiu kaktą ant kilimėlių, suimu už kojų, darysime lankų poziciją, įkvėpimu lėtai pakylu į lanką, žvilgsnis į viršų, atveriu krūtinę, lėtai kvėpuoju, giliai įkvepiu, iškvėpimu nusileidžiu ant kilimėlių, lėtai pakylu. Atsigulsime į kūdikių poziciją, ištiesiu rankas, šiek tiek jas ištempiu, nuleidžiu kaktą ant kilimėlių. Tada įkvėpimu lėtai pakylu, atsigulame ant nugaros, pasiruošime šavasanos pozicijai, delnai žiūri į viršų, kojus į šalis, kojų pirštai žiūri į šalis, veidas švelnus, ramus, atpalaiduotas. Porą kartų ramiai įkvepiu ir iškvepiu. Tada sulenkiu kojas, pasiridenu ant vieno šonų ir įkvėpimu lėtai pakylu. Atsisėdu sukryžiuotų kojų pozicijoje. Įkvepiu šilumą ir meilę. Iškvėpimu atsipalaiduoju. Tada atsimerkiu. Jeigu patiko video, paspauskite patinka, prenumeruokite žemiau ir iki susitikimo kitą kartą.